realiai, kai mes 23 metais, man atrodo, pradėjom kalbėti, kad einam į lygą, bandom, tai tuo metu ten pas mus ateidavo 12, gal kartais 14, toks, kur jau nebetelpam salį ir buvo what's next, ką toliau darom. Tai tiesiog tada jau kai eini kalbinti ir, kad, gal pabandom pažaisti ir galvoju, ne, aš niekad nežaidus ir nenoriu, bet čia bus apie tą patį, vis tiek ne. Tai tos drąsos, man atrodo, dažnai trūksta panom. Nežinau, man nepritrūko. Ne, tu tai drąsi šaunuolė. Va čia šiemet prisijungus pirmas sezonas. Gyvenime nežaidus krepšinio, tarp kitko. Taipogi labai... esu, kaip ir minėjai, kaip ir vyrukai būna kiemo lygos auklėtinė. Tai realiai tiesiog taip gavosi, kad yra bendruomenė, tai ir labai smagu dėl tos bendruomenės, kad priėmimi visi išskėstom rankom, net ir buvo visada rašoma, kiek man teko domėtis, kad nesvarbu kokio lygio, žinai, ir panašiai gali ateiti, gali pažaisti ir for fun, ir pačią komandą, čia jau visiškai toks, kaip ir sakė Vika, kad unikumas toks truputėlį. Mes šiaip įsirašinėjom jau, ne? Tai labai taip natūraliai čia mes pradėjom bendrauti. Sostinės krepšinio lygos podcastas ir ačiū visiems, kas jį įsijungia ir aš net nebijoju, kad mes turėsim žiauriai įdomų pokalbį šiandien. Svečiuose yra SKL moterų lygos komandos atstovės iš komandos Gender Wrongs, Viktorija ir Erika. Tai labai ačiū, kad radot laiko ateit, pabendrauti ir pasikalbėsim apie krepšinį ir ne tik šiandien. Su jumis, tai gal ir startuojame nuo to, kas vyksta šiuo metu. Trečias sezonas jūsų komandai Sostinės mėgėjų lygoje. Kol kas turite per 6 rungtynes 2 pergalės, bet ar tikrai viskas apie pergalės yra? Tikrai ne. Tikrai ne viskas apie pergalės, bet labai džiaugiamės tomis 2, kurias turim ir mano subjektyvę nuomonę, jeigu tvarkaraštis būtų šiek tiek kitoks, tikėtina dar kitai būtų, tai manau dar viskas prieš akis ir šiaip manau, kad bus ir yra visai geras sezonas ir kuo toliau, to geriau. Erikos gal paklausiu, šiaip kodėl jūs pakvietėm, pirmiausia, kodėl jūs pakvietėm, tai man sako, žinai, yra Gender Wrongs komanda, ir šiemet jos žiauriai gerai juda. Ir tą pasakė po to, kai jūs sužaidėt su Auks komanda, aišku, kad pasakė Vaidas Indriliūnas, ir sako, reikia su jom pasikalbėti, nes tikrai komanda šiemet yra paaugusi į priekį. Paėjusi, jūs davėt labai rimtą kovą, sakyčiau, jeigu neimam komandos netikėtą, tai Auks ir Viko DPV, 2 komandom, kurios ir moterų lygoje žaidžia B divizioną Lietuvos mastu, davėt labai rimtą kovą. Kaip Erika pačiai tos rungtynės ir kaip jos vyko, net nebejoju, kad didžioji dauguma jų nematė. Tai ką iš jų pasiema komanda iš tokių rungtynių? Komanda pasiema labai daug pozityvo, gal kaip ir sakykim, nes pažiūrėjusi praeitų sezonų rezultatus, kaip ir aš pati naujokė, būdama vis tiek domėjausi, ateidama, kaip čia sekėsi tai komandai prieš tai ir panašiai. Ir atėjom su tokiu nusiteikimu kažkaip, kad bus kaip bus, žinai. Aišku, faktas, Vika yra vienas iš tų žmonių, kuris visada pušina tiesiai šviesiai kalbant, kad mes galim, žinai, visą kitą ir panašiai. Ir gavosi taip, kad parodėm, kad iš tikrųjų galim. Ir patikėjom savim. Ir manau, kad tos varžybos labai daug davė tokio impulso ir treniruotėms, ir ateinančioms varžyboms, ir kažkokio nusiteikimo, kad nesam mes ta, kaip sako, dugno komanda ir mes tiesiog galim daugiau. Tai buvo labai labai toks komandiškas reiškinys, aišku, buvo ir nemažai nusivylimų po to, nes turėjom tokią progą pagriebti tokias, sakykim, gal net skambę pergalę, net išdrįsčiau išsireikšti, vis tiek, kaip ir minėjai, prieš tokią komandą. Bet buvo kaip buvo, pasimokysim iš savo klaidų ir tik į priekį, kaip sakant. Šiaip tas priekis tai visai toks promising atrodo, nes tvarkaraštis susidėliojo taip, kad reguliariojo sezono pabaiga žaisit su lentelės apačioje esančiom komandom ir taip pat turėsit viešnes iš Latvijos. Taip žiūrint, atrodo, kad tai gali būti net ir 3 pergalės iš 3. Taip, planuojam. Planas toks. Planas labai ir ta prasme, ir tai jūs padėtų prieš atkrintamąsias į labai gerą padėtį, ne? Taip planuojam, o po to finalo 4. Okay. Drąsiai. Su tokiais pareiškimais mes pradėjom, fainai. Kaip ruošiasi komanda rungtynėm, kokios jūsų treniruotės, ką veikėt šiaip?
Įvairiai. Šiaip labai skirtingi sezono etapai būna, kada daugiau susirenka mūsų, kada mažiau. Šiaip aš tai asmeniškai labai džiaugiuosi, kad šiemet šiaip ant popieriaus tai turim labai plačią sudėtį. Tai netgi tais atvejais, kai galbūt kažkas susirga, ar šiemet tikrai nemažai ir traumų turėjom, tai vis tiek didelė dalis žmonių ateina. Dabar dėja tas toks periodas yra, kur truputį mažesnis susirinkimas, tai tas pasiruošimas galbūt sudėtingesnis. Bet sekmadienį žaisim su VKMO pirma, man atrodo, komanda. Tai, aišku, aš bent jau taikau visada į žvaigždes, kad į kiekvienas varžybas eini laimėti, tai darysim, ką tik galim. Tai, žodžiu, per paskutinę treniruotę derinukus prasukti pavyko, tai tikimės tik geriausio. Dėl treniruočių tai gal verta paminėti dar, kad turim porą per savaitę keletą, tai būtų antradienis ir sekmadienis. Sekmadieniais jau įtraukiant tą bendruomenės temą, tai sekmadieniais turim tik savo uždarą jau komandos sudėtyje esančioms treniruotę, o antradieniais mes turim visai bendruomeniai, yra atvira ateiti, taip ir šį sezoną nemaža dalis merginų, tarp kurių ir aš ir atsiradom komandai, po būtent tų antradienio pasižaidimų, gal taip kaip pavadinti. Prie bendruomenės dar nueisim, jūsų komanda turi trenerį iš Juodkalnijos, jūs esat, jeigu aš neklystu, vienintelė komanda, kuri turi trenerę legionierę, sostinės krepšinio lygoj, imant ne tik moterų lygoj, absoliučiai visas komandas, kurių yra virš 200. Kokia yra istorija, kaip treneriai iš Juodkalnijos atsirado Gender Bronx komandoje? Tai trenerė yra meilės imigrantė, tai pavadinkim. Tai gyvena Lietuvoje, kuria gyvenimą Lietuvoje. Ir dabar treniruoja ne tik mus, iš tikrųjų ir sostinės krepšinio mokykloje turi tikrai ne vieną grupę, tai labai įsiintegravus ir kelia savo žinias ir šiaip labai džiaugiamės ir didžiuojamės ją. Ir tikrai ta paspirtis irgi tas balkaniškas kraujas, kur einam, darom, labai, man atrodo, pastiprina ir stumia į priekį. Aš norėjau apie... Bet dar noriu paminėti, kad mes ne tik trenerę turim legionierę, mes turim dar vieną žaidėją. Taip, kuri irgi, kaip ir legionierė, bet irgi jau ilgus metus gyvenantį Lietuvoje, kalba lietuviškai, irgi nuostabus žmogus. Fainai. Norėjau apie tą balkanišką kraują šiaip paklausti, nes daugam balkaniškas kraujas asocijuojasi su tuo, ten lenta į žemę, ta prasme, ten į Rūbinę, ką nors išsiųst. Pas jūs nebūna tokių numerių, ar viskas taip labiau nusaikiau? Aš pasakyčiau, kad viskas pakankamai ramiai, jeigu kaip Krapikas gerbiamas pasakytų, techniškų. Neturim dar per varžybas treneriai skirtų, tai vadinasi viskas neblogai. O treniruočių metu tai būna supyksta, bet tas supykimas nėra iš niekur, žinai. Tai manau, kad pakankamai logiška, bet to tokio lentų mėtymo, išsiuntimo į Rūbinę dar kol kas, bent jau aš per savo šitą trumpą karjerą nemačiau. Kaip apskritai sostinės krepšinio lygos, moterų lygos pajėgumą matot? Man susidaro toks įspūdis, nesu tikrai labai iš arti susipažinęs su moterų lyga, bet susidaro toks įspūdis, kad yra kelios labai stiprios komandos, yra kelios komandos, kurios dalyvauja ir tada yra lentelės dar viduriukas. Ir aš matau tokias kaip 3 grupelės. Jum irgi taip atrodo, ar jūs kažkaip kitaip matot? Aš truputį kitaip galbūt matau, nes aš tai krepšinį šiaip seniai žaidžiu, tai daugumą tų žaidėjų yra tekę matyti tiek nuo vaikystės kai kurias, tiek, nežinau, už universitetą žaidžiant, tiek dabar. Tai to žaidėjos kaip ir, suprantu apie ką. Tai aš sakyčiau, kad taip yra stipriau suburtų komandų, bet kiek aš matau, jos irgi dažnai turi problemų susirenkant į varžybas. Tai pavyzdžiui, su Auks ta situacija, kur aš manau, kad mes paleidome tas laimėtas varžybas, kur šiaip pasirodėm puikiai. Jos mus buvo tiesiog nurašiusios, kad išeis vieną koją laimės. Tai mes jas tada pagrebėm ir tiesiog turėjom tą šansą. Verta paminėti šitoje vietoje ir suolų ilgį, turbūt linkotų ėjai, mes buvom keliese 8, 9, jos turėjo pilną suolą. Tai faktas, kad ir nuovargis ir visa kita, tai
kaip ir Vika sako, kad paleidom. Bet aš kaip žiūriu, mes tikrai galim, galbūt ne tiek mes, bet bent jau tas viduriukas tikrai gali kauti su visom ir čia netikėtumų, aš matyčiau, kad įvairiausių gali būti. Nėra taip, kad kažkas gali ateiti ir krapštydamas nosį paimti ir sudaužyti kažką. Tikrai yra, manau, mes irgi tarptų, kurios labiau laikomos lentelės dugno komandom, bet šiemet, man atrodo, pavyko ir pasistiprinti ir jau ta patirtis su trečiu sezonu ateina, kur galbūt mažiau patyrusios jau ir tą požiūrį kitą jungia, kad mes galim tikrai kautis ir nugalėti, kur dažnai yra dalykai tiesiog galvoja ir svarbu tinkamai pastatyti kūną ir atpalaiduoti galvą, kad pataikytum tą laisvą metimą. O metimus tikrai susikūrėm. Tai. Kiek žinau, jūsų komandos santykis su picom yra labai artimas, ar ne? Pasitaiko, ar ne? Ir sekmadieniais po treniruočių jūs keliaujat kur? Į Čili Pizza. Todėl, kad Čili pizzoj su kodu SKL20 visoms SKL bendruomenės komandoms yra taikoma 20% nuolaida sąskaitai ir tą viską galima padaryti ir Vilniui, ir Kaune kažkodėl, ir Klaipėdai. Ir netgi internetu www.chili.lt. Tai jeigu sugalvotumėt užsisakyti į treniruotę tiesiog į Rūbinę pizzų, tai www.chili.lt, kodas SKL20 ir pizzos atvažiuoja pas jūs šiltos. O sekmadienį jūs su komanda savo susitikimą, žinoma, perkeliate į artimiausią Čiliaką, liaudiškai tariant. Tai va, tai SKL20 nuolaidos kodas naudokitės, o be to Čili Pizza geriausiai mėnesio komandai visą laiką įsteigia net 5 šeimyninės pizzas. Kas ten žino, galbūt vasario geriausia komanda bus Gender Bronx. Mėgėjų krepšinis, jisai toks... gal sakyčiau, nenoriu sakyti unikalus dalykas, bet, pavyzdžiui, nei Latvijoje, nei Estijoje nėra tokio dalyko kaip moterų mėgėjų lygų, ar ne, ir Lietuvoje labai ilgą laiką nebuvo, mes visą laiką turėjom Lietuvos moterų krepšinio lygos B divizioną, kuris ir dabar turbūt yra pusiau mėgėjiškas, yra studenčių komandos, yra veteranių komandos, bet vis tiek tai, kadangi federacija organizuoja čempionatais, mes jį galim laikyti pusiau profesionaliu, ar ne, bet grinai mėgėjų čempionatas atsirado realiai prieš 3-4 metus, ar ne, Vilniuje ir ta niša, man atrodo, kada SKL kūrė tą moterų lygą, pradžiai buvo idėja, pabandom, pasižiūrėsim, kas gausis. Tada buvo toksai, kad tik tai išgyventų, o dabar lygą klestinti su 10 komandų. Kaip moterim mėgėjom, ypatingai tavo atveju, kur tu niekada nežaidėjai sporto mokykloje, nelankiai krepšinio, nebuvo net, ta prasme, galimybės kažkokios užsikabinti, aukščiau žaisti. Tas mėgėjų krepšinis moterų organizuojamas, kiek jisai duoda tos pridėtinės vertės? Man tai labai fainas impulsas gyvenime gavosi ir bendruomeniai kartu ir atsirado daug draugų, atrodo, iš niekur. Po to atėjimo antradieniais, kaip sakant, o šiaip, mėgėjų krepšinis man buvo pačiai kosmosas ateiti pirmas varžybas, kurias mes žaidėm. Aš taisyklės moku, atrodo, viską moku, bet tu išeini ir tas stresas kažkoks paima, net keista po ilgo laiko, pajaust kažkokį tokį labai įdomų ir kitokį jaudulį, gal šiek tiek, nors, faktas gal šiek tiek ir juokingai skamba, nes numėgėjo, ne, krepšinis, ką čia tos varžybos, bet tom naujom, tom visiškai naujom žaliom, tai mum kinkos drebėjo, atrodo, grinai, ir pati turėjau laisvų metimų, nė velnio aš jau nesusimečiau, labai labai įdomus reiškinys, bet emocijos tai tik tais pačios fainiausios buvo, kad iš vis egzistuoja tokia lyga, labai labai smagu tikrai. Šiaip turbūt gyvenime, ką nors darant pirmą kartą visą laiką bus ir jaudulys, ir baimė, ir kažkokia emocija, nebent tu esi negyvas žmogus. Tai jo, nebent tavo laidotuvės pirmą kartą, tai tada turbūt emocijų tam nelabai kažkokiu tai gali būti, bet ką veikia jūsų komanda laisvalaikio? Kaip darinys. Dabar aš kalbu apie 12 tų, kurios mėtų į krepšį. Laisvalaikiu, tai aš sakyčiau, laisvalaikiai labai labai skirtingi. Kaip komanda? Kaip komanda. Tai mes sekmadieniais turim tokiu laiku treniruotę, kad po treniruotės dar būtų padorus laikas išeiti kažkur pasibūti, pasisėdėti. Tai aš sakyčiau, tikrai gal ne kiekvieną, bet labai dažną
sekmadienį susitinkam, ar į kokią užeigą, ar pas ką nors, labiau į užeigą kokią nors, tiesiog pabendrauti, pasisocializuoti, pakalbėti ir taip leidžiam laiką. Tikrai turim kasmet, arba porą kartų į sezoną kažkokį team building komandos susibūrimą išvažiuojamai, tai arba į sodybą kokią, arba, nežinau, boulingo esam žaidusios praeitą sezoną. Tai, iš serijos tiesiog susiburti, pabendrauti, tiesiog palaikyti tą santykį. Nes vien tik aikštelėje, aš bent jau esu įsitikinus, kad to neužtenka, ypač kadangi mes esam labai skirtingi žmonės su skirtingom istorijom. Va vienos galbūt labiau nori tų pergalių ar ten kautis ar kažką, kitos labiau ateina tiesiog smagiai praleisti laiką, tiesiog kad vienas su kita kažkoks santykis atsirastų. Tai tiesiog tam, kad atsirastų tie bendri taškai, kurie vestų į priekį ir būtų ta viena kryptis, man atrodo būtina palaikyti ryšį ir nustatytai. SKL rūpinas ne tik tuo, kad būtų turnyras ir kad būtų galima tiesiog žaisti. Lyga taip pat ir kartais bando pasirūpinti ir komandų laisvalaikiu, tai nežinau, ar teko girdėti, bet kovo 4 dieną, 19 val. Karolinos boulinge vyks SKL biliardo ir boulingo turnyras. Tik atvažiuojant čia mačiau. Tai puikiai. Tai labai tikiuosi, kad ir jūsų komandą pamatysim tenai, bent kelias atstovės galbūt, nes nežinau, kartais susidaro toks įspūdis, kad moterų lyga SKL gyvena tokį savo truputį atskirą gyvenimą nuo visų, tai labai tikimės, kad pavyks ir žinoma ir kitas komandas kviečiame į šį renginį kartu su savo visais komandos draugais, bendraminčiais, treneriais, whatever, antrom pusėm, visus kviečiam. O tęsiant apie Gender Wrongs, mes turbūt nuo krepšinio truputį nueikim ir norėčiau pasikalbėti su jumis apie kitą labai įdomią jūsų, mes jau paminėjom čia keletą kartų žodį bendruomenę, apie Gender Wrongs bendruomenę ir apie ką yra šita bendruomenė ir kokią žinutę jūs nešat. Nori tu? Aš. Tai tokios vienos gal kaip žinutės neturim, labiau tiesiog esam queer feministių vakarėlių iniciatyvų ir krepšinio komandą būrenti bendruomenę. Tai mūsų veikla tikrai neapsiriboja vien tik krepšiniu. Krepšinio komanda buvo ir pačioj pradžioj, nes iš tikrųjų Gender Wrongs tai kaip darinys atsirado ne prieš 3 sezonus, o pirmos užuomazgos tai buvo 2009 metais netgi, tik tai tuo metu buvo mano žiniom visai kitas pavadinimas, o Gender Wrongs pavadinimas atsirado berods apie 2015-16 ir 15 pabaigoj buvo suorganizuotas pirmas vakarėlis, grinai bendruomeniai ir nuo tada ta tokia labai gan aktyvi veikla ir vyksta. Per COVID buvo išsijungę, nieko nevyko ir va tada 21 metų pabaigoje krepšinis vėl mus apjungė ir berods 23 tada jau vėl vakarėlį inicijavom, tada susitarėm jau, kad ir į lygą einam, pradėjom SKL žaisti, vakarėlį, krepšinis, tai taip ir gyvenam daugmaž. Iki tol komanda berods alaus namų turnyre tokiam žaisdavo, ar ne? Ne tai, kad iki tol, mes nuo tada ir pradėjom. Buvo alaus namų turnyras rugsėjo mėnesį ir tada tą sezoną jau ir pradėjom mes SKL žaisti. Tai taip, pirmas turnyras buvo alaus namų, tai ten daug baimingų akių mačiau aikštelį, bet irgi, man atrodo, laimėjom prieš kažką, gal prieš chaosą dabartinį. Kad visą laiką pasitaiko ir tų pergalių kažkokių, tai nėra, kad nieko negautumėm iš to. Savo pirmo sezono pačioje pradžioje SKL jūs darėt vieną labai įdomią akciją. Ta prasme įdomią akciją, bet man neteko matyti, kad kitos SKL komandos tą darytų, dėl to noriu apie tai pakalbėti. Jūs rinkote pinigus rungtynių metu komandos išlaikymui. Jeigu aš gerai esu matęs jūsų Facebook'e postą, kad buvo surinkta virš 1000 eurų komandos
ta prasme, starto mokesčiai turbūt salėje, aprangom, whatever. Tai, man atrodo, ne rungtynių metu, tai buvo grinai vakarėlis. Nes mes, kai vakarėlius organizuojamas, vakarėlį šiaip laikom, kad yra nemokami, tai yra mūsų iniciatyva, bet mes renkam auką. Ir tas aukas skiriam arba komandai, arba kažkokiai iniciatyvai. Tai esam tikrai rinkusios aukas Ukrainos vienam moterų fondui, kur visas lėšas ten irgi, man atrodo, bijau pameluoti, gal 1400 ar 1100 buvo surinkta, kur siuntėm grinai ukrainietėm, kad grinai būtų ten paskirstyti tos aukos. Esam rinkusios tikrai komandai. Šiemet irgi rinkom per vakarėlį aukas naujom aprangom mūsų, nes su labai senom tokiom dar dvigubom žaidėm pirmus 2 sezonus, tai labai džiaugiamės ir tikrai daug patogiau ir taip toliau. Tai taip, mes esam realiai be jokio rėmimo, viską, ką atsinešam, tai atsinešam arba pačios, arba suneša bendruomenė. Tai labai džiaugiamės ir didžiuojamės to. Apie jūsų bendruomenę, ar yra kažkoks skaičius, kuris apibrėžtų tą bendruomenę? Kiek tai žmonių, kokio tai, ta prasme, kad būtų kažkoks supratimas, ar ne? Nes, kaip ir minėjom, Gender Bronx nėra tik krepšinio komanda, tai yra daug daugiau, bet kokie tai yra žmonės, kas yra aplinkui, kas ateina, kiek, galų gale jūsų tos treniruotės, kur jūs kviečiat bendruomenės narius, kitus, kurie net nežaidžia komandoje, kiek ten ateina žmonių ir kaip visą tai vyksta, tiesiog įdomu labai. Tai bendruomenė tokio fiksuoto skaičiaus tikrai neturi, tu prasme, niekas narių neregistruoja, nėra taip, kad mes, tu narys, tu nenarys. Tiesiog, pavadinkim, yra tokia kaip vėliava, Gender Bronx, ir kas nori, tas gali ateiti. Tu gali tiesiog ateiti vieną vakarėlį sudalyvauti, mes irgi visada į vakarėlius kviečiam moteris didžėjas, nes mūsų pagrindinis tikslas yra įgalinti moteris, atsiskleisti, veikti, daryti. Tai šita krepšinio komanda irgi tokia, pavadinkim, inclusive, kad ar tu žaidėjai ar nežaidėjai, jeigu tau įdomu, ateik, pabandyk, tikrai priimsim, pamokysim, parodysim ir stengiamės tą padaryti. Tai kaip atrodo tos mūsų treniruotės atviros, tai labai skirtingai būna. Būna kartais, kad susirenka tik komandos narės. Tai kai susirenka tik komandos narės, tada darom normalią treniruotę, ten tikrai rimčiau viskas. Jeigu susirenka tarkim, mažiau žaidusių, tai daugiau tada pagrindas yra tiesiog pasižaidimui, kažkoks pasiskirstom komandomis, jeigu matom, kad kažkam galbūt trūksta žinių, ar reikia pagalbos su metimu, ar ten 2 žingsnių, tai tiesiog tokius elementarius krepšinio pagrindus parodom, pamokom, tai čia priklausomai nuo to, kas ateina, tikrai stengiamės įtraukti, bendrauti ir parodyti, kas kaip. Nežinau, Erika, gal tu gali pridėti, kaip su tavim veikia. Viskas tvarkoja, viskas taip, kaip ir sakai, aš tik tais dabar kažkaip pagalvojau apie būtent tą, nepaminėjom, krepšinio turnyrų, kuriuos darėt per Pride'ą, kai aš irgi dar nebuvau komandos dalim, žinau, kad tikrai buvo Pride'o krepšinio turnyras ir kiekvieną žiemą, būtent Viktorija, mūsų organizacinis vienetas, turėjo žiemos 3x3 turnyrą, būtent antradienį, kur kvietė visas bendruomenės narės, irgi bet kokio pajėgumo, tiesiog sudalyvauti tokiam, simboliniam, turnyre. Tai kiek atsimenu, lygiai rašiai, kad buvo rekordinis skaičius atėjusių moterų šiais metais ir tarp kitko buvo ir tritaškių metimo konkursas ir baudų, man atrodo. Toks renginukas truputėlį tiesiog bendruomeniai. Tai tas renginys susilaukė tikrai palyginus nemažai dėmesio, ką mes laukiam tiesiog eiliniai antradieniai treniruotės metu. Taip, tai galbūt čia tikrai nepuikus matas, matavimo priemonė, bet šitam turnyre, kur tas rekordinis skaičius buvo, tai buvo 30 keli dalyviai, kur dalyvavo bent vienam iš konkursų. Tai ten tiek draugės, buvo sūnus vienos komandos draugės. Tai stengiamės įtraukti tiesiog, kad tiek būtumėm matomos, tiek parodytumėm, kad galima įsitraukti, dalyvauti. Ir čia, kaip paminėjo žiemos tą turnyrą, tai irgi iš planuojamų dalykų, tai moterų solidarumo dienos proga
mes jau planuojam vakarėlį, tai irgi kovo 6 jis bus. Tai visas moterų lygos dalyvės tikrai kviečiam, prisijunkit, ateikit. Informaciją rasite Gender Wrongs Facebook'o puslapyje. Jūs, man atrodo, žaidžiat kovo 8 rungtynę su Aukštdaugavos Nuovots komanda. Tai irgi tokia jūsų tema diena ir tos rungtynės. Kažkas galbūt jose bus? Kol kas dar planų nežinau pilnai, bet o gal ateikite ir pamatykite. Apsilankykite, taip. Ar moterų krepšinėje daug yra kontakto ir atsitiktinio kontakto ypatingai į veido sritį? Tikrai pasitaiko. Ir net nebejoju, kad teko susidurti su situacijom, kur kas nors išeina su nuskeltų priekiniu kokiu dantim ar ne, ar be kurio nors vieno. Tai SKL partneris Neodenta yra tam, kad padėtų mums tokiose ne visai sėkmingose situacijose, bet iš jų mes išeitumėm su plačia šypsena. Tai Neodenta kiekvieną mėnesį apdovanoja geriausius lygos žaidėjus ir ryškiausius savaitės pasirodymus gausiais prizais, nemokomomis konsultacijomis ir nuolaidomis paslaugoms. O ir galų gale mes čia apie tos nuskeltus dantis pakalbėjom, bet jeigu šiaip žmogus nori būti higieniškas ir tvarkingas, tai Neodenta taip pat yra pasirengusi padėti, o kas svarbiausia, konsultacija gali būti nemokama. Tai va, ir tai mus motyvuoja šypsotis, o šypsotis yra labai svarbu, nes kai šypsomės, o šypsomės, kai saulė šviečia, kai šypsomės yra gera nuotaika ir viskas yra labai gerai. Taigi Neodenta, implantologijos ir estetinės odontologijos klinika. Užsukit. Jūsų bendruomenė susijusi su lytinė tapatybė, ar ne? Teisingai, ar ne? Yra, aš kaip suprantu, taip pat ir homoseksualių žmonių, ta prasme, ir taip toliau. Turbūt ir komandai tas yra. Ar kada nors esat susidūrusios krepšinio aikšteliai su diskriminacija? Nes kad tai, ta prasme, vyksta kasdieną Lietuvoje vis dar dėja taip yra, o kaip yra krepšinio aikštelėje? Aš pusę sezono tik žaidžiu dar. Ar teko keletą replikų girdėti. Tik tiek galiu pasakyti. Varžovės... Taip, iš varžovių keletą replikų teko girdėti. Man irgi yra tekę. Tai galbūt labiau ne tai, kas sakoma, bet kaip tai yra. Toks, toks su panieka, kur, come on, kam to reikia. Nes sportas, nežinau, man atrodo, toks dalykas, kuris, kaip tik vienyje ir turėtų būti apie tą sportinį principą, kur einam ir, išsiaiškinam santykius lygioje kovoje, ar, nelygioje dažniausiai, tarkim, bet aš sakyčiau, kad tai dažniausiai kyla iš to, jeigu mes jau kažką padarom gero ir priešininkėm nesiseka, tada tas pyktis ateina, kur, išlenda žmonių tos blogosios galbūt savybės. Taip, aš manau, kad čia jų forma tokio treštoko vadinamojo, kas, negalima pateisinti, bet kokiu atveju to, ką jos sako ir kaip jos tai sako, bet aš manau, kad jom čia tiesiog jos neima į galvą ir čia tiesiog gaunasi treštoko forma. Realiai, kaip ir Vika sako, kad kai kažkas mums sekasi, o joms ne, tu pradedi natūraliai pykti. Čia yra normali emocija. Kažkaip reikia... Ir aš galbūt norėčiau pabrėžti, kad tai nėra tikrai, kad čia kiekvienose varžybose, ar tai yra, kad čia globalus labai dalykas. Tikrai yra visumoj, taip, žiūrint bendrai moterų lygą, labai fainos komandos ir tikrai aš neturiu prieš nieko nusistačiusio. Čia yra vienetiniai atvejai. Jo, atskiri žmonės, kažką susinervinę tiesiog daro. Bet kažkaip reikia su to dylint, paskiau viduje išgirdus. Taip. Ir galbūt irgi čia labai priklauso nuo žmogaus, kas tai išgirsta, kaip tai išgirsta ir tarkim, kai kurios jautriau priima, kai kurios galbūt mažiau jautriai. Kažkas labiau filosofiškai pasižiūri, kažkas tai priima grinai savo, kad aš čia žaidžiu, kodėl ant manęs kažką čia dabar neigiamai bet kažkam vis tiek ta mintis ateina, ta prasme, kad kam man čia reikia, jeigu mane čia atėjus dabar tik tai dėl to pravardžiuoja ir kažką tai sako. Tai jeigu įmanoma susilaikyti, mes tikrai kviečiame labiau aikštelį išsiaiškinti tikrai santykius, o ne čia kažką stumti ant kitos. Bet,
pasaulis yra koks yra, mes einam atvirai, kalbam atvirai. Būtų faina, jeigu kažkokios diskusijos klausimai kyla irgi, prieikit, pasikalbėsim, tikrai ne problema. Man atrodo, žmonėm vis dar labai nepatogu, net aš, nors aš, prasme, visiškai normaliai tai žiūriu, net man klausti va dabar, ar ne, aš kažkaip pajutau, kad aš čia pradėjau maltis ta prasme kažkaip tai. Kokia yra situacija apskritai sporte? Aš prisimenu Gintarę Petronytę Basket News podcast'e viename pakankamai atvirai kalbėjo apie savo karjerą moterų krepšinyje ir komandose, susidūrusi su žaidėjomis netradicinės seksualinės orientacijos. Kokia yra apskritai situacija sporte? Kiek jūs vis tiek geriau esate įsigilinusios ir žinote tą situaciją? Ar daug moterų, kas yra daug? Daug yra labai neapibrėžta, bet gerai. Labai daug. Kokia yra situacija, su kuo susidurėte žmonės ir tiesiog gal galit pasidalinti? Aš per savo visą žaidimą, aš šiaip įvairių mačiau, tikrai žinau, kad ir kitose komandose yra netradicinės orientacijos žaidėjų, pas mus dauguma yra, tai man su to yra viskas tvarkoj, aš per gyvenimą daug mačiau ir visumoj sakyčiau, kad nesu patyrusi kažkokios, nežinau, labai piktybinės homofobijos. Nei mačiau realiai vykstant, nei pati patyriau. Tokių vienetinių pasisakymų taip teko girdėti. Esu girdėjus tikrai iš tam tikrų pažįstamų, kad jom per jos karjeras kituose sportuose yra tekę patirti negatyvą. Bet čia toks, ne mano istorija papasakoti, bet aš pati tokių pavienių atvejų taip esu mačius, žinau bendrą situaciją Lietuvos, tai aš sakyčiau, už sporto esu gavus ir mačius daugiau blogio negu žaisdama kaip krepšinį. Aš tiek ir te buvau, nelabai galiu pakomentuoti, bet, kiek teko domėtis, kaip sakai, tom situacijom įvairiose sportuose, tai užtenka į futbolo moterų pasižiūrėti, ten sužadėti, nes viena prieš kitą žaidžia ir visa kita ir panašiai, ir labai stipriai jos visos kartu kovoja už tą lygybę, būtent visos su vaivorykštės raiščiais ir panašiai, vis yra į tokias detalės atkreipiamas dėmesys, kas yra labai malonu, nes, mes esam ir mes būsim tiesiog ir taip tiesiog yra ir nieko nepadarys. Taip liūdnai nieko nepadarys. Mes esam. It is what it is. Jo, bet it is what it is irgi pakankamai taip liūdnai skamba. Mes kažkodėl vis dar Lietuvoje turim taip sakyti. Ne, neturim. Aš tą bandau sakyti, kad liuks yra ir mes esam, kas esam, mes švenčiam tai, kas esam vakarėliuose, tai sakau, yra tam tikros gairės, jeigu laikotės gairių, tikrai esat kviečiami ateiti ir pasilinksminti kartu ir pamatysit, kad nieko baisaus nėra. Tai pabaigai dar norėjau ir apie tos vakarėlius, kadangi pasižiūrėjau jūsų Facebooko puslapį, į kurį kviečiu užsukti visus, organizuojat vakarėlius, juose visai nemažai žmonių ir ten atrodo smagu, ką veikiat, kas tenai vyksta ir vėlgi minėjot apie paramos rinkimus įvairius panašiai. Ką dar daro tenai? Šokam, linksminamės, bendraujam. Šokam. Ne, šiaip iš tikrųjų paskutiniais metais, tai čia galbūt nuo tada, kai atgaivinom, po COVID-o, pavadinkim, yra era prieš COVID-ą ir yra era po COVID-o. Tai po COVID-o kol kas tai yra toks, kaip vakarėlis, kur irgi daugiausiai arba iš Gender Wrongs po vėliava buvusių žmonių užaugusios didžėjos pasirodo, arba kviestinės irgi ten per pažįstamus tikrai bandom atnaujinti tą sąrašą, kad tai nebūtų ta pati muzika, kartais tai būna teminiai vakarėliai, kur šiemet, kada čia gruodį ar lapkritį vyko, tai buvo pop muzikos 80-ųjų, taip daugmaž vakarėlis,
Kovo 6 dar, man atrodo, temos nėra, tai dar bus paskelbta, bet pagrindinė mintis yra tiesiog susiburti, laisvai galėti turėti laisvą erdvę, saugią erdvę, kur dauguma būna moterų ir tiesiog linksminasi kartu, šėlsta, šoka, muzika, gėrimai, tiesiog kur galima atsipalaiduoti ir nejausti jokio pavojaus, kad, nežinau, kaip galbūt kitur išėjus į klubą, kad, galbūt čia kažkas kažką padarys, netokių minčių turi, ar kažkas nutiks. Šiaip labai fainas jausmas, nes kaip ir Vika sako, kad man pačiai teko tam vakarėlį dalyvauti ir padėti jį organizuoti, tai kaip Vika sako, ateina labai daug moterų, kurios pačios buvo po tą Gender Wrongs vėliava, galbūt dar dalinai ir yra, tiesiog netokios aktyvios, tiesiog palaikančios. Tai teko su tiek daug žmonių susipažinti, kad tu tiesiog jautiesi artimų žmonių būryje ir viskas kyla iš to apgaubiančio turbūt saugumo, kaip Vika sako, kad tu ateini ir gali saugiai būti savim, praleisti laiką su komandos draugiam, su naujais draugais, jau kaip sakant, susipažinus ir panašiai, ir tuo pačiu surinkti kažkokių aukų, ar tai būtų mūsų komandai, ar tai būtų kažkokiai iniciatyvai. Tarp kitko, šiais metais, jeigu neklystu, kovo mėnesį ir rinksim kažkuriai iniciatyvai, tik tais nepasakysiu dabar tiksliai kuriai. Jo, man atrodo, dar nenuspręsta, bet tai bus kažkas susiję su moterų solidarumo diena, moteris ginančiom, saugančiom, įgalinančiom organizacijom. Aš kaip suprantu, jūs tos sprendimus ir krepšinio komandų ir bendruomeniai labai taip bendrai priimat, nes aš kai Viktorijai paskambinau ir pakviečiau, sako, palauk, man reikia pasitart, mes turim, sustiksim čia treniruotėj ir mes turim būtinai visos pasitart, nes čia aš nepriiminėjau sprendimų. Tai irgi toksai labai gražus, komandiškas, bendruomeniškas, kaip sakyt, ženklas, nežinau, ar tinkamą žodį parinkau, bet jo, tai smagi jūsų bendruomenė ir labai smagu, kad jūs esat su Sostinės krepšinio lyga. Ačiū labai. Ačiū šiaip Sostinės lygai, kad yra, nes, iš tikrųjų, manau, mūsų komanda, taip tiesiai šauti į B divizioną, tikrai nebūtų galėjusi. Tai čia labai puikiai erdvė, žengti tuos pirmus, pavadinkim, oficialaus turnyro žingsnius kažkokius. Tai labai faina. Ko norėtumėt palinkėti moterų lygai? Ir savo komandai, savo bendruomeniai? Moterų lygai tai likti ir kad tai nebūtų kažkas ant klaustuko, o tiesiog, kad tai būtų standartas, kad būtų aišku, kad, taip, žinoma, kad aišku, kad bus moterų lyga kitais metais, nes kol kas su Vaidu tenkasi kiekvieno sezono pabaigoje prasičekinti, ar čia bus ar nebus. Taip. Tai tiesiog to užtikrintumo, kad čia tikrai bus faktas ir kad atitinkamai galėtumėme planuotis ir mes. Mums, ko aš linkiu, aš sakyčiau, kad šiemet mes tokį tiek naujų narių impulsą gavom ir aš palinkėčiau, kad ir toliau ateitų ir šviežio kraujo, nes noras yra, kad mes ir plėstumėmės ir gilėtų tas sudėtis ir aš tai didelių labai tikslų turiu, nežinau, ar visos komandos narės sutiktų su mano tais tikslais. Ašgi sakiau, kad jį pušina visada. Bet aš tai sakau, finalinis ketvirtas ateityje laukia. Gal dar ne šį sezoną, bet aš jau ir šį matau. Bet aš nebejoju, kad kažkada priaugsim šitą. Judant į priekį, tai tikrai tai. Aš pradžioj taip užtikrintai, dabar gal ne šį sezoną, tai gal šį. Tai šį. Aš taip pati savo esu pasisakiusi, bet žinot, kaip būna, galbūt tiesiog savų komandos draugų irgi nesinori išgąsdinti. Reikia pasitarti viduje ir nuspręsti. Ar žaisim ar nežaisim finalo ketvirtą. Atsiranda spaudimas papildomas, tai reikia taip, gražiai irgi, kadangi sprendžiam kartu, tai susitiksim, susibursim, pasitarsim, išsikelsim tikslą ir padarysim. Fainai, tai ačiū Jums labai, ačiū, kad skyrėt laiko. Ir ačiū visiems, kas žiūrėjo šią tinklalaidę. Aš tikiuosi, kad sužinojot kažką naujo ir kad kai kurie galbūt pamastys apie tai, ką jie kartais pasako. Ir aikštelė, ir už aikštelės ribų. Tai tokio podcast'o mes dar neturėjom, kad daugiau kalbėtumėm ne apie krepšinį, bet ir tuo pačiu apie krepšinį. Tai buvo labai įdomu. Ačiū Jums ir ačiū visiems, kas žiūrėjot.